Taigi, šiandien pristatysime Allianz gyvybės draudimą, PZU Lietuva gyvybės draudimą ir Ergo Life Insurance gyvybės draudimo bei jų produkto analizę ir vertinimą. Tai kalbant apie Allianz, tai Lietuvos rinkoje dirba nuo 2001 metų, yra viena iš finansinių ir draudimo paslaugų lyderių. Bendrovėje vertinamas kiekvieno indėlis siekiant bendrų tikslų, bei šioje įmonėje yra vertinamos individualios savybės ir gebėjimai, kurie padeda dirbti kartu komandoje. Apie Allianz siūlomus draudimo produktus, tai apdraudžia gyvybę su galimybė kaupti kapitalą, taip pat suteikia apsaugą nelaimingų atsitikimų ir ligų atvejais, apdraudžia kapitalą mokant periodines įmokas bei yra lanksčios draudimo sąlygos bei apsaugo artimuosius. Kalbant apie gyvybės draudimą pavadinimu Man rūpi, tai jis suteikia draudimą, kuris galioja visada, suteikia apsaugą mirties atveju dėl nelaimingo atsitikimo, neįgalumo dėl nelaimingo atsitikimo, taip pat suteikia vaiko gyvybės draudimą, kritinių ligų draudimą bei apsaugą traumos atveju ir jeigu užkluptų liga. Ir galiausiai turime draudimą pavadinimu Studentas. Tai šis draudimas sukaupia kapitalą vaikų ar anūkų ateičiai, studijoms ar savarankiško gyvenimo pradžiai, apdraudžia gyvybę vaikų ar anūkų naudai, apdraudžia vaikus ar anūkus nuo nelaimingų atsitikimų, sveikatos bei kritinių ligų atveju. Taigi, kalbant apie PZU Lietuva, tai gyvybės draudimo paslaugas teikianti bendrovė įkurta 2001 metais, tačiau nuo 2004 metų veikianti kaip PZU prekės ženklo atstovė Lietuvoje. Ji vertinama kaip patikima ir ilgametę patirtį turinti bendrovė. Kalbant apie PZU Lietuvos siūlomus draudimo produktus, tai papildomo kapitalo kaupimo draudimas planuojantiems suteikia galimybę užtikrinti gražesnę ateitį sau ir kitiems. Tai investicija į vaikų studijas, gerą išsilavinimą ir taip toliau. Tai yra verta rinktis, nes išskirtinės sąlygos ir įvairūs investavimo planai padės sukaupti didesnį kapitalą ir tai leis sukaupti lėšų dideliems planams įgyvendinti. Kalbant apie rūpestingumą, tai susirgę sunkia liga žmonės gaus draudimo išmoką, kuri padės užtikrinti finansinį stabilumą, kai to labiausiai reikės. Žmonės su šio draudimu gauna plačiausią kritinių ligų sąrašą Lietuvoje tiek suaugusiems, tiek vaikams, bei draudimo išmoką, kuri užtikrins jų finansinį stabilumą. Ir galiausiai turime investicinį gyvybės draudimą, tai su juo bus pasirūpinta finansiniu saugumu, iki kol žmogui sueis 100 metų. Taip pat su šiuo draudimu gaus galimybę apdrausti ne tik save, bet ir artimuosius bei kaupti vaikų ateičiai. Jei tas žmogus netektų gyvybės, jų artimieji gautų draudimo sumą ir arba sukauptą kapitalą pagal to žmogaus pasirinktą draudimo variantą. Ir galiausiai turime Ergo Life Insurance gyvybės draudimą. Tai apie Ergo, tai veikia Lietuvoje kaip Ergo grupės padalinys, siūlantis gyvybės ir sveikatos draudimo paslaugas. Taip pat stengiasi, kad žmonės apsidrausti galėtų kuo lengviau, aiškiomis ir suprantomis sąlygomis, bei pasikliaudami draudiku. Tai apie vieną vienintelį gyvybės, kritinių ligų ir nelaimingų atsitikimų draudimą,
kurį suteikė Ergo. Tai sudarant Ergo gyvybės draudimo sutartį pasirūpina žmonės visos šeimos poreikiais. Tai yra Ergo draudimas suteikia finansinę apsaugą apdraustojo mirties atveju arba praradus pajamas dėl nedarbingumo netekimo arba atsiradus papildomiems išlaidoms, nelaimingo atsitikimo ir sunkių ligų atveju. Dabar pristatysiu 3 draudimo bendrovių Allianz, PZU ir Ergo gyvybės draudimo produktų analizę. Tikslas – įvertinti jų siūlomus sprendimus pagal apsaugas, nedraudžiamuosius įvykius, įmokų bei išmokų dydžius. Allianz siūlo taupomąjį investicinį gyvybės draudimą. Jo privalumas – galimybė rinkti skirtingas investavimo strategijas. PZU produktai išskiria investicinę ir rizikinę dalį. Lankstumas leidžia pritaikyti pagal individualius poreikius, tačiau investicinės grąžos rezultatai labai priklauso nuo pasirinktų fondų ir taikomų mokesčių. Ergo orientuojasi į platesnę apsaugą. Kartu su gyvybės draudimu galima rinktis kritinių ligų ir nelaimingų atsitikimų draudimą. Apsaugos ir draudžiami įvykiai. Allianz. Universalus gyvybės draudimas apima apsaugą mirties atveju. Taip pat leidžia pridėti papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Būk atsargus. Produktas taupomasis investicinis gyvybės draudimas. Skelbiamas kaip sprendimas, kuris sujungia periodinį taupymą su draudimo apsauga nuo mirties. Produktas Mano investicija leidžia laisvai judėti tarp fondų ir investuoti didesnes kapitalo sumas, kartu su draudimo apsauga. Taip pat yra reklamuojama, kad klientų investicijos yra saugios, pasirinkti valdytojai turi aukštą reputaciją, o fondų valdymas vertinamas reguliariai. Papildomas produktas draudimas Būk atsargus gali būti pridedamas prie universalios sutarties ir suteikia išmokas traumų, darbingumo netekimo atvejais bei mirties dėl nelaimingo atsitikimo. Ergo. Investicinis gyvybės draudimas. Tai produktas, kuriame dalis įmokos skiriama draudimui, o dalis investavimui. Minimalus mėnesinis įnašas 50 eurų. Galite pasirinkti, kad įmoka kasmet didėtų, be sutarties keitimo. Rizikinės sudedamosios dalies produktas. Gyvybės, kritinių ligų ir nelaimingų atsitikimų draudimas. Skirtas tiems, kurie nori labiau finansinės apsaugos nei taupymo. PZU. Draudimo apsaugų spektras yra platus. Galima pasirinkti kritinių ligų, nelaimingų atsitikimų, darbingumo, netekimo draudimus, papildomas kapitalo kaupimo galimybės, net sveikatos draudimus ir nuotolinės gydytojų konsultacijas. Kadangi PZU aiškiai skiria investicinį gyvybės draudimą ir rizikinį draudimą, tai suteikia galimybę lankstesniems sprendimams. Klientas gali pasirinkti, kiek investuoti, kiek apsaugai. Bendros išimtys visose bendrovėse – savižudybė pirmosios sutarties metais arba pagal sąlygų terminą, aktyvus dalyvavimas kariniuose konfliktuose arba neteisėta veikla, sąlygos susijusios su alkoholio ir narkotikų vartojimu, esamos ligos jos nebuvo deklaruotos arba buvo atmestos. Įmokos. Ergo. Minimalus mėnesinis įnašas 50 eurų. Galimybė nustatyti automatinį įmokos didėjimą. Ergo investicinių fondų skyrius suteikia informaciją apie galimus fondus, į kuriuos investuojama. Investavimo krypčių politikoje dokumentuojama, kaip valdomas portfelis, rizikos lygiai ir diversifikacija. Allianz. Produkto taupomasis investicinis gyvybės draudimas. Reklaminis aprašas skelbia, kad tai sprendimas periodiniam taupymui ir draudimui. Produktas Mano investicija. Minimalūs reikalavimai – pirmoji investicija nuo 1500 eurų, papildomi įnašai nuo 300 eurų. Galimybė keisti fondus nemokamai iki 15 kartų per metus. Yra skelbiama, kad renkant investicijas jie remiasi patikimais fondų valdytojais su aukštais reitingais. Allianz teigia, kad draudimo sutartis gali pasinaudoti GPM lengvata. Tai reiškia, kad įmokos gali būti apmokestinamos palankiau. PZU. Investicinio gyvybės draudimo apraše nurodyta, kad galima pasirinkti investavimo ir kaupimo komponentus, o draudimo apsaugą pagal klientų poreikius. Draudimo suma ir sutarta įmoka gali būti didinamos indeksuojant, tai yra įmokos gali būti peržiūrimos ir keliamos pagal į sutartį įtrauktą indeksavimo mechanizmą. Dabar pereinam prie išmokų. Allianz universalus gyvybės draudimas teigia, kad mirties atveju naudos gavėjams bus išmokėta draudimo suma. Mano investicija leidžia lankščiai valdyti investicijas, o mirties atveju draudimo suma ar sukauptas kapitalas išmokama naudos gavėjai. Fondų keitimas nemokamai iki 15 kartų per metus reiškia, kad klientas gali prisitaikyti investavimo strategiją. Draudimo produktai numato
kad mirties atveju sukauptas kapitalas gali būti padidintas iki tam tikros daugybos, pavyzdžiui, 2–3, jeigu mirties priežastis nelaimingas atsitikimas. Ergo, kadangi investiciniame draudime dalis lėšų kaupiasi, klientas gali pasinaudoti sukauptų kapitalų, pasibaigus sutarčiai arba dalinai pasinaudoti priemokomis priklausomai nuo sutarties sąlygų. Rizikinėje dalyje – gyvybės, kritinės ligos, nelaimingi atsitikimai, mirties atveju sutarties sąlygos numato draudimo išmoką. PZU – mirties atveju mokama draudimo suma gyvybės suma. Draudimo apsauga ir investicinė dalis veikia kartu. Klientui mirus naudos gavėjui gali būti išmokama tiek sutartinio draudimo suma, tiek sukauptas investicijų kapitalas. Jeigu apdraustojo mirtis įvyksta, bet sutartyje buvo didinta suma, išmoka gali būti sumažinta atsižvelgiant į nesumokėtą dalį. Tai yra išskaičiuojama nesumokėta suma. Apibendrinant galima teigti, kad visos 3 bendrovės – Allianz, Ergo ir PZU – siūlo patikimus ir modernius gyvybės draudimo produktus, tačiau jų stiprybės skiriasi. Allianz išsiskiria plačiomis investavimo galimybėmis ir lankstumu valdant fondus, Ergo prieinamomis įmokomis ir paprastumu, o PZU plačia apsaugų įvairovė ir aiškiamis taisyklėmis. Renkantis svarbiausia įvertinti asmeninius poreikius, kiek nori kaupti, kokios apsaugos svarbiausias ir ar priimtina prisiimti investicinę riziką.